Kokia situacija saugumo pusėje? Saugu, gražu, viskas gerai. Viskas gerai, žiūrovai saugiai? Patraukti. Ačiū. Šitas teisėjas turi visada labai stiprų argumentą. Jis visada gali parodyti visiems va šitaip, nes kitaip turbūt nebūna, neišsilenkia dabar. Ne. Nesusilenkia dabar jau. Teka jau kam nors rodyti? Ne. Neteka, ne? Geras žmogus. Va, lietus kokį meną čia sukūrė. Kaip gražiai išsiliejo užrašai. Norėdams taip nepadarysi. Vaidotai, tai kaip šis greičio ruožas? Kitras, nes nulyta tarp pirmo ir antro važiavimo, tai visai netikėtose vietose ir purvo, ir balų, tas asfaltas šlapės, tai toks, žodžiu, kiekvienas greičio ruožas dabar Ukmergėje atvarai finišą ir jau pasiekimas. Tai va. Kaip bendrai dieną galėtume vertinti, kokį pažymį savo parašytum? Aš tau pažymį nerašau, žiūrovai ir rezultatai rašo, o šiaip sudėtinga diena, tokia nervinga, bet tikiuosi rytoj sausiau bus. Ačiū. Deividai, kaip paskutinis šios dienos greičio ruožas? Ramiai, kad neprisidaryti reikalų, nes vis dėlto laukia rytojus gana ilgas ir sudėtingesnis žymiai negu šitas, tai manau buvo protingai išlikti ant kelio ir nepridaryti klaidų, tai taip ir pasielgiau. Kaip bendrai apskritai pati diena, ar pagal planą, ar visgi nelabai? Ne, visiškai ne pagal planą, labai daug jaudulio, kuris kišo koją ir užgesau startę ir net nesugebėjau iš karto užsivesti, tai užtrukau per daug laiko, daug išvaiščiau laiko, tai turim, ką turim, nesivysto taip, kaip norėčiau, bet bandom atsipalaiduoti ir važiuoti kaip mokam. Ačiū. Na, Rokai, kaip paskutinis ruožas šios dienos? Ne, viskas gerai, tai gaila iš tikrųjų, kad mums prieš startą ir Deiviui to lietučio, žinai, ant asfalto užkrito ir jis pasidarė ganėtinai slidu. Žinai, Vaidas dar turėjo tos pagrindinius 2 greitus posūkius, manau, gerą gripą, o mes jau tokie su atsarga. Bet, viskas okei, šiaip tai smagu, fainai, iš tikrųjų, kelių būklė tai nėra tikrai tokia bloga, kaip galvojau, dėl to lietaus, tai džiaugiamės to. Kaip bendrai diena? Rezultatą prasme, ar patenkinti savim? Viskas gerai, aš tik tai ant savęs pykstu dėl kliudyto stabdymo zonos vieno barjero ir dėl pirmo greičio ruožo ten smulkios klaidelės, kur įsimušėm suvedimą ir pagadinom padangą, bet, iš esmės daug tas dalykas netrukdė, bet suerzino, žinai, o kai suerzina, tai, taip. Ačiū labai, iki rytdienos. Jūs tai, tai kaip šios dienos paskutinis akordas? Lietingas, kaip ir visa turbūt diena. Šiaip mums sudėtingas ralis, nepataikau stabdymo taškų, automobilį šiek tiek per vulgariai jaučiuosi, tai elgiuosi taip, kai buvo prieš tai buvęs sausas greičio ruožas, liuks buvo gerai, kai šlapi, man truputį trūksta to jausmo, tai bandysime rytoj tą turėti. Ačiū. So, how was the final stage of today? I really liked it. Actually, I like when it's wet asphalt and very hard conditions, so I had a lot of fun. We were sliding a bit, and I hope I made some good time. Tomorrow we will have some sections with asphalt too. Yeah, I'm waiting for them, and I can't wait for the super special stage on the end, power stage. I think will be cool. Okay, see you tomorrow. Thank you. Vytautai, kokiu akordu pavyko finalizuoti šią dieną? Labai šūdinesnės dienos sunku įsivaizduoti, kažkaip viskas ne taip. Prieš tam greičio ruože užgesom, pirmam super atsargiai, visiškai ramiai. Dabar tik tai pradėjom važiuoti, stovim 2 minutės, pradėjo kibiras lietaus ant galvos. Iš karto asfaltas šlapės, ant antro poskio, kaip galvojau, ten slysim į pievą. Šiaip ne taip kažkaip tai užsivedėm variklį, bet tragedija kažkokia. Nežinau, šiaip organizatoriui aš sakiau, kad reikia eiti pas šitą Leboną pinigų nešti, bet panašu, kad man. Ačiū, iki. Na tai ar nebuvo mano mėgstamų momentų? Ne, nebuvo, nepasisekė tau. Bet šiaip, kur asfaltas ir tas iš šonų juodžemis sumaišytas, ten žiūrovam gali parodyti tikrai, kas sugebi. Bandėt, rodėt? Mes tai ne, mes neturim nei bulkos, nei bambalio. Supratau. Kaip bendrai ši diena, mažai? Nei, gal
the final stage of today? Like the other one, fast. No, honestly, that's good. We learn. Of course, I'm not fast enough, but it's okay. Are you happy about your pace today? About all today's stages? I don't understand. So what? About your pace today in all stages, about first rally day. How your result, you enjoy it? yeah. That's what we need. Exactly what we expected. That's okay. Thank you. Bye. Na, Raitai, kaip paskutinis šios dienos etapas? Kaip ir viskas gerai, pagaliau kaip ir atrodo įsimušiu į tokį ritmuką. Bet rytoj vėl toksai nuo pradžių galiu sakyti, bet žodžiu, pasižiūrėsim, turiu išvalgų, reikės pasibandyti rytoj. Kaip bendrai vertini šią dieną? Smagiai, labai gerai. Tie keliai, kurie čia buvo prognozuojami labai minkšti ir bjaurūs, ar iš tikrųjų tokie buvo, ar visgi buvo geriau negu tikėtasi? Rytoj mes prognozavom blogesnius. Supratau. Nu ką, pasižiūrim, kas bus rytoj. Ja. Ačiū. Rainy day? Hey, listen, good day. We had a little off on the previous stage of the pass of this stage, in the previous one. Big off, but we managed to come back. This was good stage, but again, the rain came down and it was very slippery. So What situation was there on? it was very slippery. Yeah? Many places very tricky. On the first pass, it was nice and very grippy, and this time it was just fighting with the steering wheel. But all over very good. See you tomorrow. Good day. Yeah, see you Thanks. tomorrow. Na, Mariau, kaip paskutinysis ruožas, kaip pavyko suvažiuoti? Normaliai, nepatinka man šitas greičio ruožas, jeigu atvirai. Kas tau jame netinka, nepatinka? Asfaltas. Nesi mėgėjas. Nelabai. Ir Šlapias dar dabar asfaltas. ten tiek prinešta purvo, tai labai slidu, bet tiesiog nerizikuojant pravažiavom. Nu, valio, pirmą dieną baigta. Laukia Kokį pažymį savo pasirašytum šiandieną? 6, nes kliūdė medį. Ačiū Dievui laimingai, nes tikrai jau galvojau, ten pasiliksime. Nes neradau tiesiog savo ritmo, kažkas ne to, tiesiog ne tokia diena buvo. Tai rytoj galim... Manau, reikia Geriau. pamiegot, vers naują lapą ir gazuot toliau. Ačiū labai, iki rytdienos. Eugenijau, durelės beveik neatsidaro, veidrodėlis numuštas, kas buvo. Biški kita pusė daugiau sugedus. Nieko, vieno posūkio nesustojom, tai biški per krūmus. Per aukštą žolę, pusę šį nutraukėm ir nieko baisaus iš tikrųjų. Čia šitam greičio ruože? Jo, prieš tai. Ai, prieš tai būsiu. Jo, nu, susitvarkysim baiką. Supratau. Gerai, iki rytdienos. Ačiū. Na tai kokiu akordu pavyko užbaigti pirmą dieną? Nu, paslidėjo ant galo biškelį. Buvo reikalų. Čiučiuką jo, bet čia viskas fain, gerai labai. Kaip ta asfaltinė sekcija, kur pakankamai purvina? Slidu, nu ką, tiesiog. Matai, kad slidu, neliki ką daryti. Kaip bendrai apibendrintum visą dieną? Šiaip labai gera diena buvo, vienas sankryžą pračiužėm, tai va tas vienas šaukštelis deguto, bet šiaip viskas gerai. Pasimatom rytoj. Ačiū. Iki. Kaip tas asfaltas, Petrai, ten slidus? Asfaltas tai baika. Reikia nebijot, leist slyst kaip drifte. Kaip suvažiavot? Geriau. Kaip bendrai visą dieną, kaip galėtume vertinti? Nu, šiaip galvojau bus blogiau. Išsisukot iš visų ten tų situacijų? Jo, nebuvo situacijų, toks biškio per daug atsargos buvau pradžioje. Dabar pasitikrinau, visą laiką pas mane, gal stenogramą tokią kažkokią norisi pasitikrinti viską, tai dabar va pasitikrinom, viskas veikia, tinka ir važiuojame. Kokias mintis apie rytdieną? Nu tai rytoj ir paklauskit. Gerai, rytoj susitiksim. Gerai. Iki. Nu tai paklausiu Giedrių dabar, tai jau ar dabar buvo 200 ant spidako? Lemba, gal anoj tiesiog buvo, šitoj tanksti stabdžiaus, nes nenoriu aš tų pupų rinkti iš oro filtro. Kaip prasivažiavo šitą ruožą? Gerai, čia gan paprastas, pradžia buvo labai smarkus lietas, tai atsargiau pradžią tikrai saugojau, o paskui čia ant tiesiųjų tai jau paleidom. 6 jau jungiau. O bendrai, kai visa diena rezultato prasme, tempo prasme? Viskas gerai,
Pradžiai buvom gavinėjom truputį, nu kaip vis laik, pradžia reikėjo nubusti, bet dabar va 5 greičio ruožą gerai suvažiavom ir vėl pakylom, atrodo, tarp klasės lyderių, tai toks tikslas ir buvo. Pasimatėm rytoj. Būtinai. Tikėm. Na, Andrėjau, tai kaip pavyko pabaigti šią dieną? Išgyvenom. Buvo reikalų? Buvo reikalų. Pačiam pirmam greičio ruože išslydom, po susistabdėm pirmoj sankryžoj. Nu ir šiaip slidumui šiandien daug klaidų pats padariau, bet svarbiausia, kad išgyvenom ir manau, kad rytoj pagrindinė diena, ne šiandien. Iki pasimatėm rytoj. Na, tai kaip pavyko paskutinis greičio ruožas? Nežinau, rezultato nematėm, bet šiaip O iš jausmo? slidu, ja, atrodo, va, pirmą jau buvau sausiau kažkaip, dabar šviežiai nulėjo. Tai Laimėjom sekundę? nu, tai reiškia labai gerai. Laimėjot šį greičio ruožą? Atrodo, ja. Tai klausykit, tai visai čia gerai su to notku pavyks atvarkytis. Nu, dar nepavyksta. Pasakysim finišė, norėtumėm susitvarkyti. Bet šiandien graži kova buvo, kai Ja, kur jūs, kai šiaip kur labai jisai. gražiai, afigenai. Nuo pat pradžių, paskui gavom, pradžių užkrojom, dabar vėl, nu žodžiu, žaidime esam, tęsim toliau. Kokios mintis apie rytdieną? Kas įdomus laukia? Pradžioj tai labai noriu pailsėti, nes iš tikrųjų pasiruošimas daug jėgų atimė, o rytoj pradedam iš naujo viską realiai. Panašu, kad pradėsim panašiom pozicijom, panašių rezultatų, tai viskas iš naujo ir daug kelio laukia. Iki pasimatėm rytoj. Ačiū. Tiek. So, how was your last stage? driver speaking. Okay, wait. Okay. So, how was the last stage? It's really fast, it's really slippy because there is a tarmac section and under tarmac section it's raining, so it's really slippy, but it's really nice. What about all today's stages? How your pace, how your... It's really different, from wide to narrow, really wide range of tracks, really nice, we enjoyed that. Enjoyed the result too? Yes. Okay, see you Thank tomorrow. you. Bye. So, how was the last stage? Slippery on the gravel, Okay. but much better than in first time, because in the first time we had technical issues, so we fixed the car in the service park, not to finish. So yeah, now go to the service park, we'll fix the car to 100%. It's ready for tomorrow. Okay, thank you. See you tomorrow. See you. Thanks.